nežinau, čia ar apskritai reikės to mikrofono, bet gal bandykime pradėti. Tai šįkart pasirodau aš truputį kitoje jau rolėje, negu įprastai viso šito paskaitų ciklo metu, dažniausiai pristatinėju kitus, bet šį kartą pristatysiu ne kitą žmogų, o kitą paskaitos temą, kitą paskaitos tekstą, mūsų paskaitų ciklo slaptieji tekstą, Aleisterio Crowlio Liber el Velegis. Ir kuo ypatingas šitas tekstas, tai, verta tikriausiai prieš leidžiantis kalbėti apie jį patį ir iš tiesų turiu šiek tiek, anonsuoti, kad tekstas tiek išsamei mano nebus galbūt aptariamas, kiek daugiau stengsiuosi papasakoti apie pačią asmenybę, kaip dažnai nutinka šitų paskaitų ciklo eigoje. Pakalbėsiu apie patį Aleisterį Crowley arba Aleisterį Crowley, kaip dažnai, kaip teisingai turi būti Crowleys tariamas ir dažnai tariamas, kaip Crowleys. Bet galima įvardinti įvairiai. Pirmą norėčiau paklausti, prieš pradedant irgi per visą šitą paskaitą tolimesnę, kiek iš jūsų čia esančių galbūt, žinot patys Crowley, kiek esate susipažinę, girdėję, kažkuria prasme neperskaitę galbūt iš anksto, kai pamatėte šitą paskaitos skelbimą, bet kas žino iš anksčiau, nes dažnai tai traktuojama kaip viena tokių ryškesnių, ypatingai kalbant apie magiją, apie magijos istoriją, o ypač apie šiuolaikinės magijos istoriją, asmenybių. Tai yra žinančių, yra nežinančių, tai pusės, ar ne? Bet tikiuosi šiandien, išsamiau jūs su juo supažindinti. Tie, kas žino, tiem klausimas dar vienas papildomas, toks, kadangi, tikriausiai kalbant apie Aleisterį Crowley, kiek aš net ir savo Facebooko paskyroje anonsavau šitą paskaitą pasinaudodamas tokia propagandinė Crowley ištara, kaip jį vieną kartą britų spauda pavadino paskaita apie nelabiausią pasaulio žmogų, tai kiek iš jūsų mano, kad, Crowley kažkas iš esmės buvo negerai. Čia drąsa ar nedrąsa reiškiasi. Na gerai, tai pabandykime leistis tiesiog į šitą paskaitos kelionę ir šiek tiek išsamiau susipažinti su pačiu Crowley. Tai netgi tie, kurie galbūt nežino šito klausimo esmės, ar ne apie nelabiausią pasaulį žmogų, kodėl Crowley galbūt galima būtų manyti, turėjo būti kažkas ne taip. Tai aš pabandysiu pakalbėti ir apie šitą tam tikrą mitinę proistorę taip pat. Crowley'as, kaip minėjau, yra tikrai asmuo, kuris yra dažnai prisimenamas, kalbant apie okultizmą, apie šiuolaikinę magiją, ezoterizmą apskritai. Ir įdomu tai, kad, čia galime kalbėti nebūtinai apie tokią specifinę sritį kaip ezoterizmas, bet Crowley'as kaip tam tikras visuomenės veikėjas istorijos, veikėjas kultūrinis, netgi personažas, yra asmuo garsėjantis didžiausia apie jį parašytų, viena didžiausia apie jį parašytų biografijų kolekcijų. Jų yra prirašyta galybė, aš čia pabandžiau parodyti ir sudėti kiek įmanoma įvairiausių apie jį parašytų biografijų. Bet sąrašas tikrai nebaigtinis, jų yra daugybė. Ir kas įdomu, galvojant apie tai, kas buvo parašyta apie Crowley, tai kad, tos biografijos tikrai nėra vienodos, yra nemažai jų atsikartojančių, yra galbūt labiau akademinių Crowley vertinimų, galime tame kiekį aptikti, kai kur galime susidurti su tam tikrais daugiau žurnalistiniais ir skandalingais Crowley asmenybės įvertinimais. Bet svarbu paminėti tai, kad pats Crowley'as pasižymėjo daugybę veidų.
Tai buvo asmenybė, kuri, na, tiesiog, kalbant net apskritai apie ezoterizmo tyrinėjimų prasme, ar ne, kodėl egzistuoja tokios studijos, tai kad, na, papasakoti tas istorijas tų asmenų, kurių istorijos buvo primirštos. Bet kalbant apie patį Crowley, Crowley's turi ne vieną tokią istoriją ir, na, ganėtinai sėkmingai visą savo gyvenimo laikotarpį šiomis istorijomis naudodavosi. Na, ir tai netgi kažkuria prasme laikė ir pačios jo maginės praktikos dalimi. Taigi, toji šiek tiek įdomesnioji, skandalingoji Crowley pusė yra tokia, kad 1923 metais, pradedant šiek tiek nuo tolimesnio Crowley istorinio epizodo, istorinio laikotarpio, apie Crowley yra išleidžiama daugybė įvairiausių žurnalistinių veikalų, kurie būtent ir įvardyja Crowley kaip, na, tą nelabiausią pasaulyje asmenį, nelabiausią pasaulyje žmogų, tvirtindami, kad, na, jo praktikų metu yra keliamos orgijos, vartojamos narkotinės medžiagos, na, ir netgi tuo pačiu metu, vienu iš praktikų metu, yra paskelbiama, kad jo dėka yra aukojamas žmogus. Šitas įvaizdis, kuris yra sukūriamas pagrindę, na, Britų spaudos dėka ir tolimesnių pirmųjų Crowley biografų dėka, išlieka ganėtinai ilgą laiką, persekioja Crowley figūrą ir tik tais, na, apie daugiau mažiau 70-uosius metus mes galime kalbėti, kad Crowley asmenybė įgyja tam tikrą prasme naują reikšmę, Crowley istoriją bandoma pasakoti kitaip ir bandoma atskleisti kitas dimensijas, kurios iki to laiko galbūt, na, buvo pasislėpusios po to nelabojo žmogaus uždanga. Kodėl yra svarbu pamatyti ir kitokį Crowley, ne tik kaip skandalistą, ne tik kaip, na, apie ką vėliau kalbėsiu, tam tikrą prasme, sekso magijos praktiką, pradininką, orgijų sukėlėją, ne, tai vien dėl to, kad, na, Crowley's kaip asmenybė tikrai pasižymėjo ne tik šitų skandalingų įvaizdžių gausa, bet tuo pačiu metu, na, jis padėjo ir ganėtinai kitus svarbius pamatus kitom kultūrinės istorijos sritim vystytis. Viena iš jų galima įvardinti tai, kad Crowley's lygiai taip pat buvo kartu ir savo laikmečių poetas. Ir ne bet koks poetas, bet pakankamai reikšmingas, žymus, susilaukęs nemažai to meto literatūros kritikų dėmesio. Ir kaip pavyzdį šioje vietoje, na, čia mano taip truputį negrabiai bandyta versti jo poema, kuri gal sunkiai čia bus įskaitoma, nes man ir pačiam ekrane sunkiai yra įskaitoma. Technikas. Kažkas nutiko mikrofonu. Žinau, aš galiu bandyti ir be mikrofono. Tai gal gerai girdisi? Gal girdėsis? Gerai, bandykim be mikrofono. Taip, tai čia yra viena žymiausių jo poemų, Himnas Panui, kuri yra parašyta 1919 metais ir susilaukusi tikrai, na, kaip minėjau, kaip ir apskritai visą Crowley ganėtinai gausiai rašoma poezija, kuriama poezija, susilaukia ganėtinai ryškaus to meto literatūros kritikų dėmesio. Tai, sakau, aš pabandžiau šiek tiek paversti šitą tekstą, kadangi jis nėra išleistas lietuvių kalba, bet tai laikomas, na, tokia reikšmingiausia poema. Beje, svarbu dar galbūt paminėti yra tai, kad būtent šioji poema Himnas Panui buvo skaitoma Crowley mirus jo laidojimo ceremonijos metu.
Ir mano manymu, šita poema lygiai taip pat puikiai įkūnija jo idėjas, kurias jis aptarė ir propaguoja, kuria kitose savo kultūrinės veiklos srityse. Ir man labai patinka kalbėti taip. Tai aš drąsiai galiu ir įsiversti. Susijudina aš patraukiu. Tai aš tiesiog paskaitysiu jums, nes nežinau, kiek gerai matosi. Tai himnas Panui. Virpu dekriu šviesos geismu, žmogau mano žmogau. Atliek iš nakties, o panai į jo panai. Ateik per jūrą iš Sicilijos ir Arkadijos. Klajodamas kaip Bachas su faunais ir leopardais ir nimfomis bei satyrais tavo sargyboje. Ant vieno baltumo asilo ateik per jūrą pas mane. Ateik su Apolonu vestuvių apdaru, ganytojos ir Pitijos. Ateik su Artemide šilkinę avalynę. Ir nuplauk savo baltą šlaunį gražusis Dieve, mėnulio apšviesta miške. Ant Marmuro kalvos gintaro fontane vanduojančia aušra. Panardink karališkai aistringą maldą purpurinėje šventykloje, skaičiai rausvą kilpą, sielą, kuri suvirpa mėlynose akyse, stebėdama tavo gašlumą, raudantį per susivaizgiusią giraitę, per sukešusi medžio kamieną. Gyvo medžio, kuris yra dvasia ir siela, ir kūnas, ir protas, ateik per jūrą, į jo panai. Velnias ar Dievas, pas mane, mano žmogau, ateik su trividais skambančiais aukštai virš kalvos, ateik su būgnais tyliai gaudžiančiais iš šaltinio, ateik su fleita ir ateik su dudele. Ar aš esu neprinokęs? Ar aš nesu prinokęs? Aš, kuris laukiu ir kankinuosi, su oru, kuris neturi šakų prisiglausti, prie mano kūno pavargusio nutušio plėdo, stipraus kaip liūtas ir aštraus kaip angis. Ateik, o ateik. Esu sustingęs nuo vieniško velniškumo geismo, perkis kardu per graužiančius pančius, visagali visų gimdytojų, duok man atmerktos akies ženklą ir tiesų dygios šlaunies simbolį ir beprotybės bei paslapties žodį, o panai į jo panai, aš esu žmogus, daryk, ką nori, kaip didis Dievas gali, o panai į jo panai, aš pabudau gyvatės gniaužtuose. Erelis kertas snapu ir nagais, dievai pasitraukė, didieji žvėris ateina į jo panai. Aš esu nešamas į mirtį ant vienaragio rago, aš esu panas, į jo panas. Aš esu tavo pora, aš esu tavo žmogus, tavo bandos ožys, aš esu auksas, aš esu Dievas, kūnas tavo kaului, žiedas tavo stiebui, plieninėmis kanoposis lakstau uolomis, per saulėgrįžą užsispyrusi iki lygiadienio, ir aš šėlstu. Ir aš prievartauju, ir aš skrodžiu, ir draskau, amžinai be pasaulio tvangos, lėlė, mergelė, menelė žmogus, panų jėgoje, į jo panas. Tai tokia toji Kraulio poezija, na, šiek tiek paragauti jos. Ir kalbant apie tos literatūros kritiko atsiliepimus, tai, na, kaip sakau, jų tikrai buvo ganėtinai nemažai, netgi iš tikrųjų Kraulis, na, per visą savo gyvenimą turėjo nemažai bendradarbiavo, komunikavo, kartu šventė ir mėgavosi gyvenimu su daugybė įvairiausių žinių, to meto, to laikotarpio, intelektualų, kultūrinių veikėjų, menininkų ir panašiai. Na ir iš tikrųjų jam pasisekė gauti netgi tokio literatūros kritiko to meto atsiliepimą apie savo poeziją, apie vieną iš jo poezijos rinktinių, kaip Gilberto Chestertono. Na ir Chestertonas savo kritikoje rašo, kaip žinia, Chestertonas pasižymi savotiška stipria ironija, tai, na, šitas įvertinimas irgi to nestokoja. Mes atiduodame visą įmanomą pagarbą pono Kraulio religiniams simboliams ir neprieštaraujame jo Šu kvietimui. Šu yra Egipto oro dievas. Jo Šu kvietimui bet kurią nakties valandą. Tik iš jo pusės būtų nepagrįstas skųstis, jei jo religinės pratybos būtų dažnai klaidingai palaikytos pastanga nuvyti kates.
Jei ponas Crowley's ir naujieji mistikai bent akimirkai mano, kad Egipto dykuma yra mistiškesnė už anglišką pievelę, kad palmė yra poetiškesnė už Sussexo buką, kad sugriauta Ozirio šventykla yra gamtiškesnė už baptistų koplyčią Brixtone, tuomet jie yra sektantai. Tačiau ponas Crowley's yra stiprus ir tikras poetas. Ir mes turime mažai abejonių, kad jis pereis nuo susižavėjimo Ozirio šventykla prie kilnesnės ir didesnės žmogiškos vaizduotės veiklos. Žavėjimusi Brixtono koplyčia. Tai neatsitiktinai parinkau šitą citatą iš Chestertono atsiliepimo, būtent dėl to, kad, mano galva, jį puikiai iliustruoja tai, kad nepaisant to, kad Crowlio ar ne, įvaizdis buvo nekoks, pažiūros atrodytų buvusios palankios ne visiems to metos visuomenės veikėjam, visgi buvo vertinamas savo pasiekimais, ar ne? Pats Chestertonas laiko stiprių ir tikrų poetų, ir sakau, tokių literatūros kritikų įvertinimų galima sulaukti ne vieną. Tai mano manimu, tai galime laikyti, ar ne, dalyku, kuris ilgą laiką buvo primirštas, kalbant apie Crowlio palikimą. Taipogi, Crowley's pasižymėjo dar ir tuo, kad jis buvo, puikus šachmatininkas, žinoma, ne pasaulinio garso šachmatininkas, bet, šachmatininkas, kuris įveikė tuometinio Cambridge'o klubo, šachmatų klubo prezidentą. Šitų savo užsiėmimų ilgą laiką netęsė, tuo tarpu, ką vis dėlto tęsė, irgi, kalbant apie jo kitus užsiėmimus, tai buvo jo pomėgis užsiimti alpinizmu. Ir šioje srityje vėlgi Crowley's pasiekė tam tikrų ganėtinai svarių aukštumų. Jis, ką labiausiai, kas svarbiausia yra tikriausiai išskirti, kalbant apie tai, ne vienas šiaip pasiektas to meto alpinizmo rekordas yra asocijuojamas su Crowlio pasiekimais, bet vienas žymiausių tikriausiai pasiekimų Crowlio asmeninėme bagaže yra tai, kad jis buvo žmogus, kuris 1900, jeigu dabar gerai datą prisimenu, 3 metais įkopė aukščiausiai įkopė su savo komanda į antrąją ir trečiasias aukščiausias pasaulyje viršukalnes. Tai yra į K2 ir Kančedžungą, abi esančias Himalajų kalnų grandinėje. Šitas rekordas, kalbant apie abi viršūnes, kitų alpinistų yra pasiekiamas ir atkartojamas tik tais praėjus dar 50 metų. Bet kalbėti tik tais apie šitos pasiekimus, svarbius kultūrinės istorijos pasiekimus, būtų neįmanoma neprisimenant paties Crowlio savęs vertinimo, Crowley's užklaustas, kas jis toks yra, visų pirma, save įvardino ne kaip kitaip, bet kaip magą. Ir visi šitie pasiekimai, jeigu ieškotume vienos idėjinės linijos, tai galima būtų pasakyti, kad visi šitie pasiekimai visų pirma atsiremia į jo telemos mokymą. Tai specifinė magijos filosofija, magijos sistema, kurią būtent ir sukūrė Crowley's, ar kurios tam tikrą prasme apreiškimą gavo Crowley's, prašydamas šią knygą. Beje, turiu paminėti, kaip pasakyti trumpą komentarą, Liber Alve Legis tikrai nėra tokio dydžio knyga, čia yra rinktinė raštų. Tai yra mano asmeninė Liber Alve Legis, kurią turiu. Tai kūrinys, kuris yra gal 50 puslapių matuojant šito formatu dydžio. Bet netgi ir šita rinktinė raštų atrodo ganėtinai panašiai, kaip daugelis Crowlio parašytų šventųjų tekstų, viršelio formatu. Taigi, tokiu būdu verta pakalbėti apie Crowley detaliau, pradedant nuo pradžių, nuo ko prasideda Crowlio istorija.
Bet dar prieš tai, žengiant į šitą teritoriją, na, svarbu mano galva paminėti ir skirti svarbias akademinės studijas skirtas Kraulio tyrinėjimam, kurių iš vienos pusės yra visai nemažai, bet iš kitos pusės atrodo gal galima visada ir daugiau, ar ne, jau turėti. Bent jau aš kaip besižavintis Kraulio asmenybę galėčiau tai pasakyti. Daugybė šiaip straipsnių rinktinių yra dedikuota būtent Kraulio įvairiausiam tyrinėjimam, įvairiausiais aspektais, pradedant Kraulio santykiai su menu tirti, Kraulio santykiai su mokslu, religija ir panašiai. Bet čia įskyriau kelias tokias pagrindinės studijas, kurios, sakykime, kalba visų pirma labiausiai apie Kraulio asmenybę, apie Kraulio veiklas, ir visos studijos, kurios yra konkrečiai vien dedikuotos Kraulio tirti. Tai viena iš jų yra jau tikriausiai, jeigu suspėjote greitai pastebėti, yra Kraulio biografija. Tai yra laikoma iki šiol parašyta išsamiausia, faktiškai labiausiai pagrįsta, išieškota studija žymaus Kraulio tyrinėtojo Richardo Kačinskio pavadinimu Per Durabą. Antroji studija yra visai nesenai Oksfordo universiteto leidyklos išleista studija tyrinėjanti Babylon, tam tikros mitinės figūros, svarbios Telemos filosofijai įvaizdį. Ir kaip jis pasirodo būtent Telemos mąstysenoje, Telemos filosofijoje ir panašiai, apie kurį įsamiai kalba Kraulis, ir kaip šis įvaizdis dera su šiuolaikiniais feministiniais diskursais. Autorės Manon Hedenborg-White. Trečioji studija yra parašyta Marko Basi, skirta Alisterio Kraulio santykiui su tuometinėmis politinėmis aktualijomis tirti. Ketvirtoji studija yra straipsnių rinktinė Alisteris Kraulis ir vakarų ezoterizmas, išleista Henriko Bogdano ir Martino Pistaro. Ir paskutinioji knyga irgi visai nesenai išėjusi, Oksfordo leidyklos išleista. Tai studija pratęsianti pirmąją biografiją, Kraulio biografiją, parašyta to paties autoriaus Richardo Kačinskio, ir kalbanti apie Kraulio santykį būtent su tuo metu Britanijos agnosticizmu. Tai tiek apie akademinės studijas, dar galiu padaryti šiokią tokią šiek tiek žavančią reklamą. Tiek antrosios studijos, tiek ketvirtosios studijos autoriai, Manon Hedenborg-White ir Henrikas Bogdanas, turėtų lapkričio mėnesį lankytis Lietuvoje, čia Vilniuje. Tai kažkaip tai labai tikimės, kad mūsų grupiai pavyks suorganizuoti galbūt tam skirtas dedikuotas paskaitas šių dviejų žymių ezoterizmo studijų tyrinėtojų. Taip, judant toliau prie paties Kraulio tyrinėjimo, svarbu šiek tiek yra paminėti dar keletą aspektų, tai yra tam tikrą kontekstą, iš kur kyla Kraulis, kaip gimsta toks asmuo kaip Kraulis, kaip susiformuoja toks asmuo kaip Kraulis. Tai vienas iš reikšmingesniųjų Krauliui padariusių įtaką faktorių buvo prancūzų okultistas Elifasas Levi, kuris, matote, gimė tokiais metais, mirė tokiais metais. Ir tai buvo asmenybė, nuo kurios galima sakyti, dažnai yra pasakoma, prasideda modernusis okultinis atgimimas. Konkrečiai šis okultinis atgimimas, pradedamas Prancūzijoje, yra datuojamas nuo žymiausio Elifaso Levi kūrinio išleidimo, Transcendentalinės magijos doktrina ir ritualas pradžios. Ir kas įdomu, tai kad, tikriausiai vienas iš dalykų čia gali būti ganėtinai gerai atpažįstamas, dešinėje pusėje matomas Levi sukurtas simbolis, Bafometo simbolis, kuris, iš tikrųjų simbolizuoja toli gražu ne tai, ką čia matome iš pirmo žvilgsnio ir su kuo dažnai yra maišomas ir asocijuojamas šitas simbolis.
bet tai visų pirma nurodo į vieną svarbesnių Levi sukurtų ir patikėtų magijos istorijai konceptų, okultizmo istorijos konceptų, astralinę šviesą. Kalbant apie astralinę šviesą, yra svarbu pastebėti tai, kad tai yra ganėtinai stipri inovacija tuo metu okultinėje rinkoje, dėl to, kad Levi neatsitiktinai įkvėpė Crowley ir įkvėpė taip Crowley, kad netgi vėliau Crowley's pasiskelbė neva viena iš jo inkarnacijų, prieš tai buvusių inkarnacijų buvo būtent Levi, kadangi Crowley's gimsta tais metais, kada Levi būtent miršta. Ir šita įtaka, tam tikra prasme nėra atsitiktinė, būtent dėl to, kad, astralinė šviesa tai yra toksai konceptas, kuris, leidžia susikurti tokiai specifiniai sričiai magijoje kaip okultizmas. Ir dažnai Levi irgi įvardinamas kaip tas okultizmo pradininkas, o okultizmas yra vadinamasis okultinis ar ne mokslas, ir čia svarbu pabrėžti būtent mokslo aspektą. Tai lygiai taip pat Levi irgi bando savo kūriniuose racionalizuoti ir bandyti suprasti, kaip veikia magija, atsisakant iš ankstinių prietaringų nuostatų. Ir šioje vietoje būtent įsiveda tą astralinę šviesos konceptą, kuris leidžia teigti, kad nėra jokios vienareikšmės anapusybės, nėra jokios vienareikšmiškai egzistuojančios dvasinės srities, bet greičiau visa tai, kas vyksta ir kas yra įvardyjama kaip tam tikri maginiai reiškiniai, tai vyksta tokioje sferoje, kuri turi būti suprantama kaip tos pačios gamtos dalis, kaip ir pavadinama astralinė šviesa. Tai va, kita svarbi įtaka, su kuria susidūrė Crowley's, tai buvo irgi vienas iš svarbesnių judėjimų atsirandančių kaip tam tikras rezultatas okultinio atgimimo, bet okultinio atgimimo, kuris jau vyksta nebe Prancūzijoje, bet pasirodo Britanijoje. Ir praeitoje paskaitoje jūs galėjote girdėti, neteko man pačiam dėja sudalyvauti joje, bet kiek spėjau, turėjo būti pristatytos Blavatskajos slaptoji doktrina. Ir slaptoji doktrina dažnai laikoma tokiu monumentaliu kertiniu tekstu, prisidedant irgi prie okultinio atgimimo plėtros jau globaliu mastu. Bet kas nutinka su Blavatskajos teosofinė draugija, tai kad jį ganėtinai greitai persikelia į rytus ir ganėtinai greitai tuo pačiu metu atsisako visų vakarietiškų idėjų, viso vakarų ezoterizmo palikimo. Ir ilgainiui šitas stygius Europoje tam tikrų okultistų, magų tarpe ir panašiai yra ganėtinai stipriai pajuntamas ir pradeda formuotis naujos slaptosios draugijos, kurios veiktų kaip tam tikra opozicija teosofiniam sąjūdžiui ir visų pirma bandytų surinkti ir sintezuoti skirtingus okultinius ezoterinius mokymus ir kartu netgi steigti tam tikras praktinės pratybas, kurios vestų prie tam tikrų okultinių rezultatų. Viena iš tokių draugijų ir dažnai laikoma svarbiausia draugija, reikšmingiausia draugija pradėjusi okultinį atgimimą Britanijoje, tai yra vadinamasis hermetinis auksinės aušros ordinas, įkuriamas trijų asmenybių Viljamo Vino Westcotto, Roberto Woodmano ir Samuelio Lidelio MacGregoro Materso. Tai Vinas Westcottas šitas per vidurį yra, Woodmanas tas apačioje, tas žmogus apsirengęs egiptietiškų stiliumi yra Samuelis Lidelis MacGregoras Matersas
Na ir dešinėje dar įdomumo dėlei įdėjau ištrauką iš nesenai išėjusio dokumentinio filmo apie slaptąsias bendrijas, kurie buvo irgi skirtas epizodas būtent aptarti hermetinį auksinės aušros ordiną. Tai va, šiame ordine buvo suformuota pirmasis tam tikras sisteminis priėjimas prie magijos praktikų, prie magijos ritualų, leidžiantis tai praktikuoti jau nebe individualiai, bet bendruomeniškai. Ir įdomus dalykas tai, kad, kuo dar buvo ryškus ir istorijoje įsiminė šitas judėjimas, tuo, kad, tai nebuvo judėjimas, kuris veikia tik periferijoje, bet jis į savo gretas buvo priėmęs ganėtinai svarbius ir irgi ryškius istorijoje atmintinus asmenis, tokius kaip Williamas Butleris Yeatsas, kam žinomas, nežinomas, Nobelio premijos laureatas, literatas. Ir netgi įdomu tai, kad Williamas Butleris Yeatsas, jo istorija ir jo kūryba tikriausiai yra sunkiai atsiejama nuo ezoterizmo, jis nemažai yra parašęs ezoterizmo tematikai skirtų tekstų. Poezija gali būti lygiai taip pat vertintina, žinoma, labai prisidėjęs prie keltų mitologijos atgimimo ir susiformavimo. Ir svarbus momentas, jis siejant būtent su hermetinės auksinės aušros ordino istorija, yra tai, kad netgi Williamas Butleris Yeatsas vienu metu buvo šios organizacijos lyderis. Kitas asmuo, taipogi literatas, Artūras Makina, žinomas siaubo istorijų autorius, dekadentizmo atstovas, taipogi Džermonas Blackwoodas, keliaujantis iš panašios srities literatas, kaip ir Makina, rašė siaubo istorijas, keistasias istorijas, vėlgi savotiškai priklausantis dekadentizmo sąjūdžiui. Šitas ordinas dar yra ypatingas tuo, kad, ir ne tik šitas ordinas, čia galima tą patį pasakyti iš tikrųjų ir apie teosofų draugiją, kad tie pirmosios tos slaptosios draugijos susikūrenčios kartu su okultiniu atgimimu padeda realizuotis dar kitai sričiai to, ko, tarkime, nepavyko padaryti tokiom slaptosiom draugijom kaip plačiai paplitusi masonerija, priimti ir suteikti aukšto rango statusus moteriam. Ir tarp jų čia gali būti skaičiuojama irgi į tas gretas patenkanti žymi sufražistė Anne Horniman, Maud Gonnet, Anne Horniman, taipogi žymi sufražistė, tada Moina Maters, kuri taipogi buvo viena iš šito ordino lyderių. Ji buvo kartu lyderė su Samueliu Lideliu MacGregoru Matersu. Ir dar įdomus momentas, ką galima pastebėti, tai kad jos savotiškus giminystės ryšius, tai kad Moina Maters anksčiau buvo Moina Bergson. Ir kas žinote filosofijos istoriją, tai ten yra tokia kita garsi figūra, kaip Henry Bergsonas. Tai būtent Moina Bergson yra Henry Bergsono sesuo. Ir todėl dažnai pats Samuelis Lidelis MacGregoras Matersas kartu su Moina lankydavosi pas Henry Bergsoną ir labai stengiasi įtikinti jį irgi ateiti kartu į šitą ordiną, bet Bergsonas buvo šiek tiek skeptiškesnis tuo klausimu. Tai va, beje, irgi minite akademinės studijas, tai nesenai yra išėjus irgi nauja studija, kuri būtent bando palyginti Moina Maters ir Henrio Bergsono filosofijas tarpusavėje susijusius. Tai va, ir paskutinioji žymi veikėja šio ordino yra Florence Parr, žymi to meto Airijos Abatijos teatro aktorė ir taipogi vienu metu irgi vadovavo šitam ordinui. Kalbant apie kitas įtakos sferas, tai dar kas įkvėpė Crowley, tai be abejonės tas pats dekadentizmo judėjimas. Čia galite matyti keletą paveikslų, tikriausiai kažkam tai ir net pažįstamų, jie pakankamai žymus, žymiausių tokių ar žymesnių dekadentizmo judėjimo autorių darbų, belgų dailininkas Teresian Rops,
tada bus Gustavas Murua ir galiausiai Oliver Bercelis. Dekadentizmas, įkvėpė ganėtinai stipriai Crowley, visų pirma, tai atsispindėjo jo poezijoje, bet lygiai taip pat, be abejonės, kai kalbėsime apie tam tikrus telemos aspektus, o ypač netgi, tos kalbant apie skandalingus, tam tikrus įvaizdžius, kas jau buvo minėta pradžioje mano, tai dekadentizmas dažnai pasižymėjo visais šiais aspektais. Ir Crowley's to nestokojo taipogi. Dar vienas svarbus momentas, tai yra šis tas iš religijos istorijos, jau grynesnė prasme religijos istorijos, tai Crowlio ankstyvuoju laikotarpiu buvusi religija, prie kurios jis užaugo, tai yra Plimuto broliai. Ir būtent dar atitinkama Plimuto brolio atšaka, vadinamieji darbistai, kylantis iš veikėjo, kuris būtent sukūrė tą atšaką darbą, nuo jo pavardės būtent ir kyla šitas darbistų įvardyjimas. Ir kuo jie būtent pasižymėjo, tai kad visų pirma, jie buvo už tai, kad Biblija būtų skaitoma tiesioginė tų žodžio prasme, nesimbolinė kalba, būtų prieinama visiems, kas būdinga ypatingai protestantinėm atšakom. Ir kitas svarbus momentas tai, kad svarbiausia jų teologijai knyga būtent buvo ne kuri kita evangelija, bet būtent čia kaip pusklandoje matoma apreiškimo knyga, apreiškimo Jonui knyga arba kitaip vadinama apokalipsė žinioji. Tai visi šitie mano momentai yra svarbus, kalbant apie Aleisterį Crowley, kurio pagaliau prieiname. Svarbu pažiūrėti valandas. Tai Aleisteris Crowley's gimsta šiais metais, 1875 metais, tada kaip dar viena tokia nuoroda, kada miršta Elifasas Levi, ar ne? Ir gimsta niekur kitur, o Anglijoje gimsta šeimoje, kur jo tėvas yra, kaip minėjau, tas būtent darbistas, ir Crowley's ilgą laiką turi pakankamai, tokią pozityvų santykį tiek su savo tėvu, tiek su tėvo religija. Kiek sunkesnis jo santykis yra su jo mama. Crowley's kaip vienas vaikas, bet tikriausiai Crowley's ypatingai, pasižymėjo to, kad jis nebuvo labai paklusnus, ir mėgdavo krėsti įvairiausias išdaigas, nutikimus ir panašiai. Ir todėl dažnai, tame darbistų kontekste, jo mama mėgdavo jį vadinti veikėjų iš būtent tos apokalipsės didžiuoju žvėrimi 666. Crowley's šitą įvardyjimą pamėgo, jo dažnai naudodavosi, kaip ir kitais savęs apibūdinimais. Kaip sakiau, tai buvo dalinai jo praktikos dalis, ir ilgainiui pamatysite, kaip jis netgi šitą savo tam tikrą pseudonimą perkelia ir į telemos filosofiją. Kas dar svarbu paminėti, tai buvo mano minėtas tas pomėgis Crowlio žaisti šachmatais, jo kova su Kembridžo prezidentu. Neatsitiktinai jis turėjo tokią galimybę. Crowley's buvo ganėtinai išsilavinęs, kultūringas, gerai išsimokslinęs asmuo ir netgi studijavo Kembridžo universitete, ne kur kitur. Ir visų pirma, jis studijavo filosofiją, bet ganėtinai greitai pasikeitė savo studijų programą į anglų literatūros studijas, bet ilgainiui susižavėjo kitais dalykais, daugiau jis minėjo poeziją, alpinizmų ir panašiai, bet to tėvui mirus paveldėjo ganėtinai didelius turtus, kad galėtų gyventi ir be to papildomo išsimokslinimo ir mokslų taip ir diplomo studijuodamas neįgijo ir juos metė. Per ilgai neįsiplečiant į kitus Crowlio gyvenimo ir biografinius aspektus, tai svarbu dabar prieiti prie to momento, kada atsiranda didesnis pas Crowley suinteresuotumas magija,
jo susidomėjimas okultinėmis praktikomis. Ir nors Crowley'is visą gyvenimą jautė šitą simpatiją tam tikrą prasme okultiniam studijom, bet jis visų pirma jomis susidomi tada, kai perskaito vieno iš Auksinės aušros ordino nario knygą, Juodosios magijos ir paktų knyga vadinasi. Tai yra tokia, įvairių raštų kompiliacija sudaryta iš senų viduramžiškų grimuarų arba kitaip senų viduramžiškų burtų knygų. Ir Crowley'is šito intereso vedamas, paskui susidomi kitais mistiniais tekstais, yra įkvepiamas ieškoti mokytojo. Mano ilgą laiką, kad tą mokytoją būtent atranda tokiame Oskario Eckensteino asmenyje. Tas Oskaras Eckensteinas yra jo mokytojas, padėjęs jam kopti alpinizmo karjeros laiptais, bet visgi paskui jis sutinka kitą asmenį, jau konkrečiai priklausantį, gyvai priklausantį ir gyvai sutinkamą George'ą Cecilį Jonesą, kuris galiausiai matydamas stiprų Crowley interesą ir susidomėjimą magijos praktikomis, padeda jam patekti ir tapti inicijuotam į būtent Hermetinės Auksinės aušros ordiną. Tai 1898 metais ir šitos iniciacijos metu Crowley'is įgyja naują vardą. Sakoma taip, kad iniciacija tai yra savotiška atkartojama mirties, simbolinis mirties ritualas, kurio metu gimsta naujas žmogus kaip magas, ir šioje vietoje jis pasirenka savo vardą ir įvardyja save kaip Perdurabo. Nuo to laiko galime pasakyti, kad Crowley'is užgimsta kaip magas Perdurabo. Perdurabo Crowley'is buvo linkęs interpretuoti tokiu sakiniu: aš tas, kuris išliks iki galo. Tai va, galima labai daug pasakoti apie Crowley laikotarpį Auksinėje aušroje, bet ką dar svarbu paminėti, tai kad čia galite matyti dešinėje pusėje, kad pirmieji Crowley žingsniai su maginėmis praktikomis Auksinėje aušroje yra pradedami su vienu žymiausių to ordino to meto praktikų, Alanu Bennettu. Tai tuo pačiu yra asmenybė, kuri vėliau prisideda prie ganėtinai svarbaus budizmo praktikų įnešimo į vakarus, atgabenimo į vakarus, nes Alanas Bennettas po kurio laiko tampa atkerėtas vakarų ezoterizmo ir persikelia į rytus ir tampa budistų vienuoliu. Bet ilgą laiką, kol jis dar yra ten, kol jis dar yra Anglijoje, kuris priklauso Auksinei aušrai, tai Crowley ir tampa tuo jo didžiuoju ieškotų mokytoju, kuris jį padeda pereiti ganėtinai greitai visus pirminius iniciacinius etapus ir galiausiai prieiti prie paskutinio žingsnio, leidžiančio jam Crowley patekti į vidinį ordiną. Bet kas nutinka tuo metu, apie Crowley jau skrenda blogos šnekos, blogos kalbos, ir vidinis ordino komitetas nusprendžia Crowley neleisti eiti į vidinį ordiną, į vidinį Auksinės aušros ordiną. Ko pasižymė tas vidinis ordinas, tai kad ten prasideda išsamesnės, aiškesnės, tikslingesnės ritualinės praktikos, kai tuo tarpu išorinis ordinas, nuo ko yra pradedamieji pirmieji ritualai, yra daugiau susiję su tam tikromis teorinėmis pratybomis, įvairiomis meditacijomis. Ir Crowley'is tada pats irgi patiria tam tikrą atkerėjimą Auksinė aušra ir nusprendžia šitą perėjimą įgyvendinti pats. Kaip įgyvendinti tą perėjimą? Anot Auksinės aušros, vienas svarbiausių ritualų, leidžiantis pereinti į vidinį ordiną, yra ritualas vadinamas Šventojo Angelo Sargo
ritualu arba pokalbiu ir komunikacija su šventuoju angelu sargu. Taip. Atsiprašau, aš kiek skaičiau, tai jisai buvo išventintas į vidinį ordiną Materso Prancūzijoje. Jį Didžiojoje Britanijoje neišventino, o Prancūzijoje išventino. Vis dėlto jį išventino į vidinį ordiną. Jį išventina būtent po to, kai jis atlieka šitą ritualą. Jis iki galo neatlieka šito ritualo. Na, aš galiu papasakoti ir tada trumpai pasakysiu, kur ta vieta, nes idėja buvo nepasakoti, paskui ten tolimesnių niuansų, kadangi labai daug įsiplėsim, bet dėkui už pastebėjimą, tai aš pasakysiu, kurioje vietoje tai tik vyksta. Tai kai jis nusprendžia padaryti šitą ritualą, įsikviesti savo šventąjį angelą sargą, šitas šventojo angelo sargo ritualas yra laikomas, vienu sudėtingesnių magijos ritualų, kadangi visų pirma, jis turi vykti visiškoje izoliacijoje ir ta izoliacija turi trukti 6 mėnesius. Iš tikrųjų, pagal dabartinius vertimus, to meto vertimai buvo, ganėtinai tokie aptakus. Iš tiesų, pirmasis vertimas buvo išverstas būtent Samuelio Liudelio Makgregoro Materso. Tai buvo manoma, kad tai turi trukti 6 mėnesius, pagal dabartinius vertimus, darant palyginamąsias analizės tarp skirtingų tekstų, paaiškėja, kad, iš tikrųjų, šita situacija yra dar linksmesnė, nes ritualas vis dėlto turi trukti 1,5 metų visiškoje izoliacijoje. Tai Kraulis tuo tikslu įsigyja greta Lochneso ežero dvarą, Boleskino namą, kuriame pradeda bandyti vykdyti šitą ritualą, tam, kad išsikviestų, kaip sakiau, savo angelą sargą. Ir būtent šioje vietoje, Kraulis nepabaigia to ritualo, nes kyla savotiški konfliktai, neramumai auksinėje aušroje ir jis tada vyksta būtent pas Samuelį Liudelį Makgregorą Matersą spręsti šitų problemų. Jis yra inicijuojamas, bet auksinės aušros kiti ordino nariai tos iniciacijos nepriima. O tuo metu ten įvyksta tam tikri schizmatiniai judėjimai. Taip, bet nevyk nesiplečiant į tai, aš dar tik užsiminsiu, kuo yra svarbus tas būtent ritualas, ypatingai Kraulio sistemoje, tai kad Kraulis ilgainiui, kai sukuria telemos filosofiją, jis pradeda kalbėti ir tai, kad jo ordino nariai turi vadovautis tokia pačia iniciacinė schema. Jeigu nori sužinoti savo gyvenimo tikslą, jeigu nori sužinoti, kokia tavo kaip magijos praktiko paskirtis, tu turi įgyvendinti šį pokalbį su savo šventuoju angelu sargu. Ir šitas pokalbis yra įgyvendinamas, remiantis tokia iš kabalos perimama schema, kurią šiaip naudoja ir hermetinis auksinės aušros ordinas. Tai yra gyvybės medis. Čia Aušra Pažiraitė, man atrodo, savo paskaitos metu pakankamai įsamei papasakojo apie įvairias reikšmes, tai čia tikrai neminėsiu, nesiplėsiu. Bet kiekvienas iš šitų gyvybės medžio narių atspindi tam tikrą iniciacinę pakopą. Ir būtent pagal Kraulį 5. pakopa arba Tiferet pakopa yra būtent toji pakopa, kuri yra viena reikšmingiausių jo filosofijai, nes čia būtent įvyksta tas pokalbis su savo šventuoju angelu sargu, kuris leidžia judėti toliau, žinant savo kaip magijos praktiko tikslą. Taip, kitas svarbus momentas, čia nesimato irgi. Kitas svarbus momentas, tai yra Kraulio istorijoje, kai Kraulis veda Rose Kelly, savo gero draugo seserį. Iš tikrųjų, jie veda tam tikrais, daugiau liberaliais sumetimais, nes kitaip jai tektų patirti privalomas vedybas, bet Kraulis, tiesiog pasiūlo jiems susituokti, tam, kad išgelbėti ją nuo priverstinių vedybų.
Bet ilgainiui Crowley'is atranda tam tikrą susižavėjimą Rose Kelly ir nusprendžia, kad jam reikia tinkamo medaus mėnesio ir tokiu būdu suorganizuoja išvyką į Kairą, kur lankydamėsi, Crowley'is nieko pernelyg okultinio nesitikė į savo naujosios žmonos, bet, jo žmona pradeda jam diktuoti keistas žinutes. Viena iš jų yra išsakoma jo žmonos jiem lankantis karalių Ganėje Gizos piramidėje, kada Crowley'is atlikinėja tokios guetijos vieno žymesnių demonologinių grimuarų iššaukinėjimus ir skaitant šitos iššaukinėjimus, jo žmona pradeda sakyti, kad jie laukia tavęs. Crowley'is iš pradžių nekreipia į tai dėmesio, bet paskui tos žinutės vis labiau kartojasi, darosi tam tikrą prasme tikslesnės, kol galiausiai apsilankius jiem greta esančiame viename iš Kairo istorijos muziejuje, ji vėl išgirsta tuos balsus ir nuveda Crowley prie vienos iš ten eksponuojamų stelų, šitos stelos, Anke Fenhomsų stelos, kuri yra būtent pažymėta, kaip eksponatas, pažymėta numeriu 666. Ir prie šitos stelos išgirsta kitus balsus, kad tam tikrą dieną, tam tikrų metų Crowley'is turi atsisėsti ir su juo bus susisiekta ir apreikštas svarbus naujojo eono, naujosios eros pradžios tekstas. Ta dieną Crowley'is sulaukė žinutės ir taip per 3 dienas be sustojimo gimsta Liber Alvelegis, kertinis Telemos tekstas. Visų pirma, Crowley'is su viskuo nesutinka. Jis yra pasibaisėjęs, nepritarintis šitam tekstui. Kadangi prieš tai Crowley'is labai daug keliauja, nepasako apie visas tas peripetijas, bet prieš tai vienas iš jo apsilankymų būtent Crowley'is susižavi keliaudamas po rytus budizmu ir mano tą laiką, būtent kada yra reiškiamas šitas jam tekstas, mano esantis užkietėjęs budistas, manantis, kad budizmas yra tikroji religija, todėl jis nepasitikė nė žodžiu, kas jam yra įsakoma. Ir Crowley'is tiesiog toliau užsiema savo įprastinę veiklą, toliau studijuoja okultinius šaltinius, rašo poeziją, susitinka su įvairiais dekadentizmo atstovais, keliauja po pasaulį, užsiema alpinizmu. Ir vienu metu pradeda praktikuoti tokią specifinę magijos sistemą, sukurta 16 amžiuje britų mago Johno Dee ir Edvardo Kelio, vadinamo Enocho magija, kurios metu yra iššaukinėjami skirtingi vadinamieji etyrai. Kas yra etyrai, niekam iki galo nėra aišku. Dažnai tai įvardijama kaip galbūt tam tikros oro dvasios ir panašiai, bet jeigu žiūrėtume iš tos akademinės perspektyvos, tai tiesiog šioje vietoje žinių trūksta, ką būtent žymi žodis etyrai, ką turėjo omeny Johnas Dee įvardindamas tai kaip taip. Ir Crowley'is daro šitos šaukimus, jis vėl keliauja į Afriką, keliauja į Alžyrą su savo tuo metu inicijuotu kolega ir mokiniu Viktoru Newburgu, kuris pats yra poetas ir tampa jis netgi tuo metu Crowley romantiniu partneriu. Ir jie keliauja į Alžyrą, keliauja į vietą pavadinimu Bausada, kurioje tęsia iššaukinėjimus. Ir priėjus prie vieno iš paskutiniųjų enochinių etyrų iššaukimų, Crowley'is susiduria su
su tuo, kad jis patiria įžengimą į naują iniciacijos sferą, kuri gali būti, taip lokalizuojama šioje vietoje, nepasiekiu, virš Geburai Keset, ten, kur yra toji nematoma tokia punktyrinė minėjo aprašyta dalis. Tai yra dalis, kuri yra vadinama praraja, kurią Kraulis įvardyja kaip praraja. Ir sakoma, kad toji praraja, anot Kraulio, yra dykuma. Jis jį asocijuoja su kitais mistiniais veikalais, kad ir, pavyzdžiui, kryžiaus Jono įvardyjamų iniciacinė stadija, kuri vadinama tamsiąja sielos naktimi. Tai yra tas laikotarpis, kada yra pametamas bet koks tikslas, pametama pasinerama į melancholiją, į depresiją. Ir Kraulis, būdamas šitoje stadijoje ir tuo pačiu metu netgi fiziškai būdamas toje pačioje dykumoje, galiausiai susiduria, įsikviečia, taip sakoma, demoną Horonzoną, kurį jo manymu įveikęs, jis sėkmingai išeina iš šitos vidinės dykumos, peržengė šitą prarają. Ir tai Kraulio sistemoje yra laikoma tuo svarbiu žingsniu, kuris leidžia priartėti prie savo gyvenimo tikslo įgyvendinimo. Po šito epizodo, kodėl aš miniu jį kaip tam tikrą išskirtinį epizodą, kodėl dažnai yra kalbama apie jį kaip tam tikrą išskirtinį epizodą, vien dėl to, kad čia Kraulis ganėtinai greitai supranta Liber et Velegis teksto reikšmę, kad tai yra tekstas, kuris pranašauja naujos šių laikų religijos atėjimą ir pripažįsta šito teksto savo asmeniškai autentiškumą. Čia gal neminėsiu, nors trumpai, nes aš matau, kad aš čia su laiku jau sunkiai man galbūt sekasi, bet svarbus dalykas, kalbant apie Kraulį, irgi yra tai, kad įsikūrė keletą ordinų, kurių tikslas yra skelbti šitą telemos jo mokymo žodį. Vienas iš tų ordinų yra įkūriamas šiek tiek anksčiau, tai yra individualus ordinas, kur kiekvienas anonimiškai, nepažinodamas nieko kito kaip tik tai savo mokytoją, užsiema magijos praktiką ir tai vadinama Astrum Argenteum. Bent jau manoma, kad jo simbolika tą ordiną žyminti dviejomis AA raidėmis verčiasi kaip Astrum Argenteum. Kitas ordinas yra bendruomeninis ordinas, kur tiesiog yra grupiškai praktikuojama magija, ir tai yra Ordo Templarientis, ne Kraulio sukurtas, bet Kraulio perimtas. Tai yra vienas iš tokių paramasoniškų, nereguliariosios masonerijos ordinų, kurio viena iš ypatybių, tai yra slaptasis mokymas, yra laikoma paslaptis apie tai, kad aukščiausia magijos rūšis yra seksualinė magija. Ir kad kitaip orgazmas veda į nušvitimą. Ir Kraulis 1912 metais nieko bendro neturėdamas su šituo ordinu parašo knygą pavadinimu Melų knyga, kuri yra susidedanti iš daugybės įvairiausių trumpų aforizmų, skelbiančių, tam tikras tokias paradoksales tiesas. Ir po šitos knygos išleidimo būtent čia dešinėje matomas asmuo, Theodoras Riusas, vokiečių okultistas ir tuometinis Ordo Templarientis ordino vadovas, atvyksta pas Kraulį ir sako, ką tu padarei? Tu išdavei mūsų paslaptį. Ir Kraulis nesupranta, kokią paslaptį jis išdavė. Ir tada Theodoras Riusas, besdamas pirštu, parodo, kad to išduota paslaptis, apie kurį Kraulis rašo, yra būtent toji Ordo Templarientis paslaptis, kad seksualinė magija yra toji tikroji
aukščiausiosios magijos, slapčiausios magijos rūšis. Šitas konfliktas įsprendžiamas taip, kad, tiesiog Teodoras Rusas inicijuoja Kraulį į aukščiausius šito ordino laipsnius, paskelbė pagrindiniu Britanijos viso salyno vadovų ir po Teodoro Ruso mirties Kraulis perima apskritai globalia prasme šito ordino vadovavimą ir tada jau radikaliai rekonstruoja ordiną pagal savo Telemos mokymą. Svarbus dar epizodas Kraulio istorijoje, tai yra būtent tai, nuo ko aš pradėjau šitą istoriją. Tai nuo skandalingo įvykio, kuris užtraukė tą patį, sakykime, tamsiausią įvaizdį ant Kraulio asmenybės. Tai epizodas, kuris įvyksta jam įkūrus ir būnant Telemos abatijoje. Tai kas yra toji Telemos abatija? Kraulis įkurdamas ordinus kartu nuolatos galvoja apie tai, kaip išplėsti Telemos mokymą, kaip integruoti vis daugiau ir daugiau narių, pritraukti daugiau pasekėjų, netgi kreipiasi apie tuos pačius teosofus, rašo Blavatskajos įpėdiniai Anne Besant, nežinau, praeitą kartą Audrius kalbėjo, nekalbėjo apie ją, bet Anne Besant rašo, kurios jis neįtin mėgsta, bet bando įkalbėti, kad jis turėtų pakeisti ją po jos išėjimo, po jos atsisakymo ir perimti visą teosofų draugijos valdymą ir ten įsteigti Telemos mokymą, nes Telemos mokymas yra vienintelis ir pats teisingiausias mokymas. Ir jis puikiai dera su teosofų užmojais. Tai taip jis daro su įvairiausiamis asociacijomis, įvairiausiais magijos ordinais, bet viena iš veiklų, kurią jam pavyksta gyveninti, tai 1920 metais Sicilijoje Kefalų jam pavyksta atidaryti namus, kuriuose galėtų bendruomeniškai gyventi su savo pasekėjais, kitais Telemos pasekėjais, vadinamaisiais telemitais, ir ten gyventi pagal tuos principus, kurie yra išdėstyti Liber Alve Legis knygoje. Šita istorija tęsiasi 3 metus, bet tarp jų čia dalyvauja įvairios labai skirtingos asmenybės. Viena tikriausiai iš ryškesnių asmenybių, kurią verta paminėti, tai čia yra matoma Jane Wolfe. Jane Wolfe buvo garsi to meto Hollywoodo aktorė, kuri atsisako savo karjeros, atvyksta gyventi į Kraulio Telemos abatiją. Ir iš tikrųjų netgi po to, pasibaigus Telemos abatijos galiojimo laikui, ji grįžta atgal į Ameriką ir iki pat savo gyvenimo galo lieka ištikima Telemos filosofijai ir labai stipriai prisideda prie tolimesnės Telemos plėtros. Kaip atrodo, šiais laikais kaip atrodo toji Telemos abatija? Galite ten nuvykti, pamatyti, viskas sugriauta, kaip cementuoti, užkalti ir panašiai. Tai, kas ten nutiko, iš tikrųjų greičiau skandalai, kurie apėmė Telemos bendruomenę, buvo didesni negu įvykiai, kurie ten iš tikrųjų klostėsi. Jie gyveno ganėtinai sunkiamis sąlygomis, tokiamis ganėtinai antisanitarinėmis sąlygomis. Ten tikrai mirė žmogus. Minėjau, kad Kraulis buvo apkaltintas, kad žmogus buvo paukotas. Bet ten mirė žmogus truputį kitomis aplinkybėmis, tiesiog išgėręs užteršto vandens ir ilgainiui susirgęs ir kadangi tuo meto jų gyvenimo sąlygos ir Kraulio biudžetas jau buvo praktiškai apskritai išsekęs, istorija baigėsi liūdnokai. Bet šita istorija pasklido ir netgi Britanijos spaudoje siautėjant tom skandalingom antraštėm žinia pasiekė tuo meto Italijos valdžią ir sakoma, kad pats Musolinis priverčia
Kraulį palikti ir uždaryti Telemos abatiją visam laikui. Tai šita svajonė, kurią mėgaujasi toji bendruomenė, Kraulis nesitęsė labai ilgai. Čia dar galite pamatyti irgi šiuolaikinę fotografiją, bet viduje, čia yra Kraulio piešiniai, visos sienos buvo iliustruotos įvairiausiais Telemai svarbiais religiniais simboliais. Čia viena nuotrauka iš to laikmečio, Kraulis su savo mokiniais Telemos abatijoje. Ir tada pats tekstas. Kaip sakiau, apie tekstą tikrai daug nešnekėsiu, galbūt, kad, Kraulis pats uždraudė kalbėti apie jį ir interpretuoti, nesiremiant komentarais ar iškraipant tam tikrus žodžius. Tai aš saugodamasis galima prakeiksmo, daug nesiplėsiu. Jis yra įrašytas pradžioje, iš viso siūloma geriausia net šito teksto apskritai niekam neskaityti, o geriausia jį sudeginti. Taip, rašoma pačioje Liber Legis pratarmėje. Ant tiek pavojinga yra šioji knyga. Tai keletas svarbių momentų, į kuriuos galima būtų suvesti šitą Telemos mokymą ir žodžius, kurie pasirodo Liber Legis arba kitaip įstatymo knygoje, tai yra vienas tikriausiai žymiausių ir dažniausiai asocijuojamų su Kraulio mokymų principų, sudedamas į paprastus žodžius. Daryk, ką nori. Turi būti visas įstatymas. Tai kitaip Kraulis šioje vietoje dažnai yra klaidingai bandoma šitas teiginys pateikti ir tikriausiai lietuvių kalba labai sunkiai verčiasi, kadangi mes neturime tiek galbūt daug variacijų tam tikram turėjimui ar neišreikšti. Tai ten yra naudojamas žodis do what thou wilt, žymintis valią. Aš prisimenu, kad kaip tados čia interneto platybėse sklandė Lietuvos Ordo Templio Orientis atstovų bandytas versti tekstas, kuriame būtent naudojama sąvoka daryk, ką valioja. Kuris šiek tiek tikslingiau galbūt išrečia šitą. Nes Kraulis dažnai yra asocijuojamas su tam tikru anarchizmu, bet toli gražu Telemos mokymas nėra apie anarchizmą. Telemos mokymas susisieja visus tuos momentus, kurie puikiai iliustratyviai pasirodė toje gyvybės medžio schemoje, toje kabalistinėje schemoje, ar ne? Kraulio mokymas visų pirma kalba apie tai, kad kaip ir telema, pats žodis, arba telema, kaip turėtų būti kirčiuojama senovės graikų kalba, reiškia valią. Ir Kraulio mokymas visų pirma yra mokymas apie daryk, ką valioja ir daryk, ką nori, apie tai, kad daryk tai, ką teigia tavo valia, tai kokia yra tavo valia. Bet tam, kad daryti tai, kokia yra tavo valia, visų pirma reikia sužinoti, kokia yra tavo valia. Kokia yra ne šiaip tavo valia, bet tikroji tavo valia. Ir čia galima būtent atkreipti dėmesį į tą gyvybės medžio schemą. Kaip minėjau, Tiferet sferoje Kraulis sako, kad Tiferet yra svarbi tuo, kad ten yra būtent susitinkama ir komunikuojama su savo šventuoju angelų sargu. Bet kas svarbiausia yra šioje vietoje, tai ką tas angelas pasako. Tas angelas yra būtent tas personažas, kuris atskleidžia žinią apie tai, kokia yra toji tikroji valia. Tam, kad galima būtų keliauti toliau ir nepasimesti toje prarajoje, toje dykumoje, per kurią yra žengiama. Kitas priesakas, dažnai šito pasakymu daryk, ką nori, tai turi būti visas įstatymas, ar turi būti visas įstatymas, yra pradedama kiekviena telemitinė ceremonija, rašomas kiekvienas telemitinis tekstas, o kiekviena tokia ceremonija ir tekstas yra baigiamas kita sentencija, vėlgi iš Liber Legis, meilė ir įstatymas, meilė palenkta valia. Ką reiškia šitas momentas? Tai čia būtent pasirodo Kraulio tam tikras mokymas apie seksualinę magiją.
teigiantis, kad seksualinė magija arba patiriamas orgazmas sekso metu veda prie magijos realizacijos, prie magijos įgyvendinimo. Bet šitas įgyvendinimas turi priklausyti lygiai taip pat nuo tavo žinojimo apie tai, ką turi pasiekti, ar ne, kokia yra tavo valia. Ir paskutinysis posakis, vėlgi, leidžiantis rezumuoti visus šitos punktus ir dažnai minimas, tai kad kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra žvaigždė. Arba kitaip, kiekvienas asmuo turi savo kažkokias ypatingas savybės, savo valią ir todėl net Kraulio mokymo sistemoje, čia nepasirodo absoliutus anarchizmas teigiantis tai, kad galima paaukoti kažką vardant kito, nes kiekvieno tarnito tikslas yra padėti kiekvienam galiausiai realizuoti savo valią, kiekvienam tapti galiausiai tą žvaigždę. Ir visa tai yra pasiekiama būtent magijos praktikos būdu. Kas dar svarbu kalbant apie šitą knygą? Kas čia dar yra minima? Tai yra minima tai, kad mokymas atkeliaujantis būtent iš Kraulio ankstyvosios vaikystės patirties. Ir čia pasirodo to įtaka minimųjų Plimuto brolio arba konkrečiai Plimuto brolio vienu iš atšakų darbistų įtaka. Darbistai pasižymėjo to, kad jie turėjo tokį mokymą, tokią teologiją, kuri vadinama dar kitaip dispensionalizmu. Tai yra mokymas apie tai, kad pasaulio tvarka, pasaulio sukūrimas susidėlioja skirtingas stadijas. Ir kiekviena stadija turi savo tam tikras charakteristikas. Tai lygiai taip pat Kraulis perima šitą motyvą ir kalba apie tai, kad visas pasaulis susideda iš vieno eono pakeitimo kitų eonų. Kiekvienas iš eonų, manoma, nuo Kraulio, kad jis trunka apie 2000 metų. Pirma, Kraulis sako, kad buvo toks eonas vadinamas Izidės eonu, kurio metu pasaulinė tvarka buvo matriarchatinė tvarka, viskas klestėjo, viskas buvo gražu, nuostabu. Po jo sekė Ozirio eonas, kuris dar yra kitaip asocijuojamas su tam tikru krikščionybės iškilimu, kurį Kraulis įvardyja kaip pasiaukojimo arba aukojimosi eonas, tai yra skausmo, kančios eonas ir panašiai. Po kurio ateina būtent Kraulio pranašaujamas eonas, kurio mano, kad Kraulis būtent liber elve legis ir išpranašauja ateinančiomis dienomis, tai yra Horo eonas. O Horas yra Ozirio ir Izidės sūnus. Jis yra vaikas. Ir vaikas daro, ką nori. Vaikas daro tai, ką valioja. Todėl anot Kraulio čia prasideda būtent tas naujas laisvės eonas, galimybių eonas, savo asmeninio tikslo pasirinkimo atradimo eonas ir panašiai. Taipogi, kas dar sieja Kraulio šitą mokymą ir šitą tekstą su dispensionalizmo judėjimu ir su Plimuto broliais apskritai, tai yra tai, kad čia pasirodo, nepaisant to, kad visų pirma, kalbant apie eonus, pasirodo konkrečiai egiptietiškos mitologijos dievai, bet visgi čia pasirodo Liber elve legis knygoje ir tam tikri akcentai sudedami personažų randamų būtent apreiškimo Jonui knygoje. Ir Kraulio telemos mokyme yra dvi tokios dievybės. Viena iš jų yra žvėris, arba būtent tas didysis žvėris 666, su kuriuo Kraulis asocijuoja būtent save. Ir Kraulis nuolatos keisdavo savo istorijoje moteris, partneris, kurios ėjo greta jo ir kiek jis jas įtraukdavo į praktikas, tai tiek tai tapdavo jam tuo kitu personažu iš apreiškimo Jonui knygos, vadinamąją raudonąją moterimi arba Babylon, Lady Babylon.
Na tai čia viena iš jų yra Lea Hirsig, kuri būtent buvo Kraulio Lady Babylon jo laikotarpį Telemo Sabatijoje metu. Ir dar paskutiniai momentai, kurie, mano manymu, svarbus paminėti, tai kokia visgi istorija yra po paties Kraulio. Po paties Kraulio, kaip ir dažnai nutinka su įvairiausiais skirtingais religiniais judėjimais, tai nutinka tai, kad kyla konfliktas, kas turi vadovauti Telemo sąjūdžiui. Ir čia išryškėja kelios tokios ryškios asmenybės, tiksliau 3 asmenybės, viršuje esančios asmenybės, pradedant nuo kairės, Marcelis Motel, kuris veikia Pietų Amerikoje, per vidurį esantis Karlas Germeris, gyvenantis Amerikoje ir Britanijoje likęs ir paskutiniu metu, dešinioji ranka buvęs Kraulio, būdamas jo sekretoriumi Kennethas Grantas. Visi jie pasuka labai skirtingais keliais. Čia irgi reikia atskiros paskaitos kalbėti apie tai, kas vyksta po Kraulio Telemoje, bet visi jie suformuoja labai skirtingas atšakas to, kaip toliau vystosi Telema. Čia dar šone yra Greidis Makmurtis, iš tikrųjų tai visas tas konfliktas, kuris kyla tuo metu, jis nėra tik tais uždaras asmeninis konfliktas, bet galiausiai jis pereina į realius teisinius ginčus, ir kurie užsibaigia tik žymiai vėliau, su Greidžio Makmurčio pagalba, kuris tęsia būtent šito per vidurį esančio asmens Karlo Germerio veiklą. Karlas Germeris nesulaukė tų visų teisminių procesų pabaigos. Tai ir Greidis Makmurtis galiausiai perima Kraulio palikimą, ir išvysto tai, kas yra laikoma šiuo metu būtent tuo pirminiu Ordo Templi Orientis variantu, dar kitaip vadinamu kalifatu. Taip. Čia nebeminėsiu. Bet Kraulio palikimas pasirodo įvairiose sferose. Tai, kaip sakiau, Kraulio įvaizdis ganėtinai ilgą laiką buvo apjuodintas, nustumtas į šalį, bet staiga ateina laikas, kuris atrodo yra labai artimas Kraulio dvasiai, tai kontrakultūros metas, 60-ieji, 70-ieji metai. Ir Kraulis pradeda rodytis pamažu visur, iki šių dienų. Tai, jį galima pastebėti, kas žino Kraulį, tai tikriausiai žino ir šitai, kad jis pasirodo ir ant Bitlų albumo viršelių, kaip vienas iš asmenų įkvėpusių Bitlus. Jimmy Page'as, Led Zeppelinų gitaristas, kuris yra ištikimas Kraulio pasekėjas, daug besidomintis juo ir netgi vienu metu įsigijęs Boleskino namą, kuriame būtent Kraulis iškvietinėjo Šventąjį Angelą Sargą. Taipogi, Kraulis yra dažnai įvaizdis ar Telemos įvaizdis eksploatuojamas komiksų industrijoje. Tai Kraulis pasirodo ir kaip centrinė asmenybė. Čia yra epizodas iš komikso pavadinimu Aleisteris ir Adolfas. Manau, nereikia komentuoti, ką Adolfas reiškia. Tai va. Ir yra Kraulis, kur pasirodo ir daugiau kaip tam tikras telemitinis personažas. Tai čia paveikslėlis iš kito žymaus komikso autorio, Alano Mūro istorijos, kurią rekomenduoju, jeigu įdomi ezoterizmo istorija ar magijos istorija perskaityti, nes Alanas Mūras yra vienas didžiulių komiksų industrijos reformatorių, tuo pačiu metu esantis ir aktyviai praktikuojantis okultistas. Taipogi pasirodo tai literatūroje, ar ne, Robertas Irvinas, kurio mes ir lietuvių kalba turime vieną kūrinį išverstą, arabiškasis košmaras, irgi yra parašęs knygą, kurioje
viskas yra pasakojama iš vieno telemito perspektyvos, jam rašant savo magišką dienoraštį apie tai, kas vyksta Telemos aplinkoje. Taipogi, kino industrijoje mes turime, ne vieną pavyzdį, bet tikriausiai vienas ryškesnių asmenų, ypatingai kalbant apie 60-osius, 70-osius metus, tai irgi yra telemitas, kino eksperimentinis toks labiau režisierius Kennethas Angeris, kuris sukūrė įvairią plejadą Telemos motyvais ir taipogi, praktikuojantis Telema autorius. Ir dar svarbus momentas, kalbant apie visiškai neseniai pasirodančius kinematografinius dalykus, tai yra didžiulės kino industrijos, CBS išleistas serialas apie vieną iš Kraulio pasekėjų, Johną Parsonsą, priklausėsi kitam Ordo Templio Orientis judėjimui, kitai atšakai vykusiai Amerikoje, ir ten Kraulis netgi yra įkūnijamas ir pasirodo kino ekranuose. Tai va, paskutinė skaidrė, tai kas nutinka su šiuolaikinė magija? Kas nutinka po Kraulio su šiuolaikinė magija? Kas veikia ne tik su magija, su ezoterizmu kalbant apskritai, kaip Kraulis paveikė šitą sferą. Kraulio tikriausiai įtakos yra nenuginčiamos, viena iš jų tai yra pasakoma tai, kad Geraldas Gardneris sėmėsi nemažai iš Kraulio prašytų ritualų, konstruodamas savo Vika judėjimą. Taipogi vienas iš Kraulio amžininkų Ostinas Osmanas Peras, vienu metu buvęs Kraulio ordino mokinys ir žymus Britanijos dailininkas, laikomas dažnai vienu iš britiškojo surrealizmo pradininkų. Ir galiausiai vienas iš chaoso magijos tėvų yra neatsiejamas nuo Kraulio mokymų. Taipogi ta pati chaoso magija, kuri ryškiai veikia tuo pačiu kontrakultūriniu laikotarpiu 60-70 metais, irgi yra vienas ryškesnių šiuolaikinės magijos judėjimų, kuris yra paveiktas Kraulio. Taipogi galima čia kalbėti ir apie įvairias Lovecraftinės magijos rūšis, kurios taipogi neatsiejamos nuo Telemos palikimo, ir apie Lovecrafto įtaką šiuolaikiniam ezoterizmui dar bus kalbama paskutiniojoje paskaitoje. Kalbant ne tik apie modernėją raganystę, bet kalbant ir apie, kabutėse verta imti tradicinę raganystę, kuri taip pati save įvardyja, tai irgi yra svarbus judėjimas, atsišakojantis į visas pusės ir veikiantis ganėtinai aktyviai, ypatingai per mažus leidybos centrus, ir leidžiantis labai brangias knygas su, taip sakoma, prišauktomis dvasiomis ir demonais į jas, irgi yra neatsiejamas nuo Kraulio mokymo. Ir be abejonės, vienas tikriausiai didžiausių, sunkiai suklasifikuojamų tokių ezoterizmo reiškinių, kaip naujasis amžius, mokymas apie atradimą savo tikrosios valios, savęs paties pažinimą, visapusišką laisvę, įvairovę, galimybę eksperimentuoti. O ten buvo Nekronomikonas. Taip. Kaip jisai su Krauliu? Kaip jisai su Krauliu? Susijęs. Nekronomikonas, šitas būtent Nekronomikonas, kuris yra išleistas čia vienas tokių ryškesnių, labai irgi skandalingai paplitusių Nekronomikonų. Tai čia yra įvairiausių tekstų kompiliacija ir daug ritualų patenkančių į šitą Nekronomikono būtent leidinį yra paimta iš Kraulio įvairiausių aprašomų ritualų. Bet čia ne Lovecrafto Nekronomikonas. Lovecraftas tai naudoja kaip literatūrinę fikciją. Lovecraftas kalbėjo, kad neva egzistuoja toks Nekronomikonas, bet tai buvo tam tikras motyvas jo
jo literatūrinėme palikime. Tai, o paskui, be abejonės, šitas motyvas buvo perimtas šiuolaikinės magijos praktikų, kurie pradėjo eksperimentuoti, bandydami, sukurti tą pavojingiausią, baisiausią burtų knygą pavadinimu Necronomiconas. Ir čia yra šitas Necronomiconas, vienas iš tų, kuris buvo ganėtinai paslaptingomis aplinkybėmis, kurios dabar jau daugiau mažiau išaiškintos yra. Jis buvo išleistas kaip neva atrastasis tikrasis Necronomiconas. Ir kaip sakau, ten nemaža dalis ritualų būtent yra atkeliaujantis iš Kraulio sukonstruotų ritualų, iš Kraulio palikimų. Tai va. Tiek. Manau tiek. Dėkui, kad klausėte. Gal kokių klausimų? Taip. Norėjau paklausti, kiek žinau, pats Kraulis rašė savo bibliografiją. Taip. Biografiją, kaip turbūt. Autobiografija. Ir dalis jos išleista, nežinau, ar viskas išleista. Būtent, ar teko ją panagrinėti, ar kažkas įstrigo, nes minima, kad daug autorių nagrinėjo jų knygas, o pačio Kraulio biografiją nepaminėtų. Taip, dėkui iš pastebėjimų, nes čia tikrai verta atkreipti dėmesį. Aš bandžiau kažkaip komponuoti, bet čia labiau, kad teko eliminuoti, išmesti ir nenuklydau į tas pusės. Bet taip, be abejonės, greta visų tų biografijų, pats Kraulis yra parašęs apie save. Ne autobiografija, bet autohagiografija. Kraulis nepasikuklino. Kas yra hagiografija? Tai yra, kai šventasis rašo apie save biografiją. Tai va. Ir taip, aš turiu pats net fizinę ją. Ir kas labiausiai įstrigo, tai iš tikrųjų, kadangi bandžiau dar kartą perskaitinėti šitą autobiografiją, tai aš stengiausi tuo pačiu metu ganėtinai greitai ją pabaigti, perversti, nes vienas iš tokių pasikartojančių daugiau emocinių motyvų, tai kad man palieka labai nemalonų poskonį Kraulio pasikartojantis narcisizmas. Tuo gausu Kraulio raštuose, o ypač jo rašomoje autobiografijoje. Net vienoje vietoje Kraulis pats mini tai, kad, didžiausia jo silpnybė yra tai, kad jis stengiasi visiems padėti. Taip. Be abejonės galima labai daug apie šitai kalbėti, kalbant dar apie tos leidimo niuansus ar ne. Tai taip, yra išleista visa, Kraulis be abejonės savo praktikų įspūdžių yra prirašęs žymiai daugiau. Ir yra išleistas ne vienas tomas jo asmeninių magiškų dienoraščių, kurioje galima atrasti dar daugiau papildomos informacijos, kuri nėra įtraukta į Kraulio autobiografiją. Kraulio autobiografija buvo ganėtinai greitai parašyta ir tokiu, vienu paskutinių jo gyvenimo laikotarpiu, iš tikrųjų būtent po Telemos abatijos tuo laikotarpiu. Taip. Literatūra, kuri galbūt neturėtų būti parduodama viešai ar N18 ar kažkas tokio. Ir jis tarsi buvo atsiradęs iš įstatymų jo, tekstų iš įstatymų ribų. Ir yra tekę girdėti, kad net Lietuvoje tai. Tai aš norėjau jūsų paklausti, turim kažkokios informacijos, kažkokį komentarą apie tai, ar tai, nenoriu kaip bet ką skleisti, bet ar tai yra realiai tas yra buvę, ar tai yra Yra buvę, apie Lietuvą neteko girdėti, nes kiek žinau, Kraulis kaip ir nėra dar į lietuvių kalbą išverstas,
nebent buvo kažkokie Rusiški tekstai buvo. Rusiški tekstai. Rusiškos knygos, kuris buvo, kaip žinau, gal ir supratau. Ir dėl angliškų pat irgi nežinau, gal literatūros. Taip. Bet kalbant apie platesnį kontekstą, tai Kraulio darbai, Kraulio iš tikrųjų visų pirma poezija buvo ne kartą susilaukusi cenzūros. Tai vienas variantas, tokios tarptautinės labiau cenzūros. O dar kitas svarbus momentas, apie kurį čia šiek tiek nekalbėjau, nes čia irgi yra tokia atskira tema ir ganėtinai sudėtinga tema, tai yra tai, kad Kraulis, manoma, turėjo dar vieną profesiją. Jis, manoma, kad vienu metu buvo Britanijos slaptasis agentas. Ir apie tai yra nemažai istorijų prirašyta, bet nėra pakankamai duomenų, kad viską patikrinti. Bet vienas iš dalykų tai buvo tai, kad, Kraulis savo biografijoje nekartą atrodytų, kad mėtė pėdas. Kartais akivaizdu buvo, kad jis ganėtinai tikslingai elgdavosi ekscesyviai, bet kai kurie epizodai yra asocijuojami, ekscesyvūs epizodai yra asocijuojami su tuo, kad neva jis galėjo būti slaptasis agentas, dirbantis Britanijoje. Ir būtent vienų iš šitų epizodų metu Kraulio darbai buvo palaikyti, jam kaip mėtant pėdas, išdavystė prieš Britaniją. Ir netgi vienu metu jam buvo uždrausta įvykti į Britaniją. Ir kartu su tuo buvo uždrausta pardavinėti Kraulio knygas. Tai va. Prometėjai. Čia tas, kuris mano nurodomas yra, tai čia yra būtent Prometėjai. Aš? Tiek. Viskas? Aš norėčiau paklausti klausimą dėl labiau tokio galbūt ir istorinio konteksto, bet ir šiandienio aktualumo, tai dėl turint omeny, kad Kraulis studijavo filosofijoje ir kad tiek jūs esate ateinantis iš filosofinio konteksto. Tai įdomu tiesiog būtų pasvarstyti, arba galbūt žinoma, kokios filosofinės ir intelektualinės tradicijos buvo aktualios Krauliui. Ir tada, ar jeigu nebuvo tiesiogiai aktualios, galbūt buvo galima brėžti paralelės. Nes manau, kad turbūt nebūtų labai įmanoma, ar būtų įmanoma, nežinau, lokalizuoti Kraulį kokio britų empirizmo ar idealizmo kontekste, kuris tuo metu, aš kaip suprantu, buvo pakankamai vyraujantis. Arba, nežinau, tuo metu jau, man rodos, formavosi psichoanalizė, jau sugalvoti. Ir tada antra dalis klausimų būtų, kiek tai būtų ties kokiamis filosofinėmis tradicijomis galima būtų brėžti dabar Kraulio palikimą arba Kraulio idėjas. Jeigu kalbant apie šiuolaikinę filosofiją, čia reikėtų pasvarstyti, kalbant apie šiuolaikinę filosofiją. Man tai akivaizdžiausias be abejonės sąryšis tarp Kraulio yra su Nyčės filosofija. Bet aš atsiprašau, kad aš čia dairausi į knygą tuo pačiu metu, bet aš galvoju tiesiog atrasiu ir paskaitysiu. Šitoje Kraulio knygoje yra paties Kraulio pateikiamas pirmojo laipsnio
privalomų skaitinių sąrašas, kuriuos turi, perskaityti kiekvienas telemitas, kad galėtų žengti toliau. Ir, čia gal paskui, jeigu bus įdomu, aš galit, aš radau juos, bet tarp jų įeina Berklio 3 dialogai, Davido Humo esė rinktinė, pirminiai principai Herberto Spencerio, Kanto prolegomenai, Tomo Henrio Huxlio esė rinktinė, Frazerio auksinė šaka ir taip toliau. Iš esmės, kai mes kalbame apie, aš čia tikrai nemažai dalykų praleidau kalbėdamas apie Kraulio palikimą, bet jeigu įdomu daugiau pasidomėti apie, kad čia jūsų tiksingai ir neįvartinta, galbūt galima tam tikrą sąšauką su Britų empirizmu, tai aš labai rekomenduoju paskaityti tą mano jau minėtą nesenai išleistą knygą apie Kraulio santykį su Britų agnosticizmu. Ten yra nemažai kalbama būtent apie Kraulio propaguotą, net jis turėjo tam įvardinti skirtą sąvoką, kad jo maginio mokymo pagrindas yra kitaip galimas vadinti moksliniu iliuminizmu, besirimintis moksliniu iliuminizmu. Ir net šita knyga yra surinkta, iš tikrųjų, ji turėtų būti dar didesnė. Kraulis leido vienu metu tokį žurnalą pavadinimu Ekvinokcija, kur vienas tomas buvo 400 maždaug puslapio storio ir tų tomų buvo išleista 10 ir šitoje rinktinėje yra surinkta svarbiausi tekstai iš tos Ekvinokcijos ir kodėl aš tai miniu, tai kad būtent ties pavadinimo Ekvinokcija apačioje buvo prierašas atspindintis Kraulio požiūrį, Kraulio tam tikrą tokią metodinę laikyseną. Mokslo metodas, religijos tikslas. Ir Kraulis visą gyvenimą, iš tikrųjų, kai užsiminėjo magijos praktikomis, tai turėjo keletą tokių kertinių įrankių, kuriuos siūlė naudoti kiekvienam savo praktikantam. Vienas iš jų yra būtinybė turėti magišką dienoraštį, kuriame kiekvieną kartą po tam tikros praktikos būtų viskas detaliai aprašoma, stebima, įvardyjama, kad toliau būtų galima tai palyginti, analizuoti, detalizuoti, klasifikuoti ir kritiškai vertinti. Taip. Yra įdomus straipsnis Marko Pasio, vieno iš žymesnių irgi tyrinėtojo Kraulio sistemos, kuris kalba apie būtent tai, o kaipgi vis dėlto Kraulis kontaktuodamas su tomis įvairiausiomis būtybėmis, šaukdamas angelus, demonus ir panašiai, kaip jis manė, kas tai yra, kokios buvo jo interpretacijos. Tai viename straipsnių Marko Pasio būtent kalba apie tai, kad čia didelį įtaką jam padarė Williamo Jameso The Varieties of Mystical Experience. Taip toji knyga atrodo vadinasi. Ir kad Kraulis gali labiausiai būti asocijuojamas su tam tikra pragmatizmo tradicija vietoje, kadangi jis dažnai keisdavo interpretacijas. Vienu metu jis manė, kad šitas tekstas apreikštasis, jau tas žodis naudojamas apreiškimas ar ne, kaip ir nurodo į tai, kad yra kažkas antgamtiško, kas kreipiasi į Kraulį. Kitu metu jis rašo kitame savo tekste, kad visa tai gali būti suvedama tiesiog į neuroninius procesus. Ir nieko kito nėra. Atstovauja tokią absoliutų, atrodo, reduktyvų netgi naturalizmą. Tai va. O tai galbūt dėl šitos priežasties Telemo vadinate labiau kaip filosofiją, o ne kaip religiją? Tai laikoma ir tuo, iš tikrųjų, tam tikrą prasme. Aš, pavyzdžiui,
kaip filosofas, tai iš tikrųjų net nedrįčiau galbūt taip vienareikšmiškai sakyti, kad tai yra filosofija, bet daugiau šioje vietoje labai plačia prasme kalbėdamas apie dilemą kaip filosofiją, aš naudoju tą išsireiškimą filosofija. Be abejonės, jeigu kalbame apie ezoterizmo studijas, tai visų pirma, ezoterizmo studijos patenka į religijų studijų lauką ir todėl pats ezoterizmas yra traktuojamas kaip tam tikras religinis reiškinys. Bet, kas būdinga tam tikrom ezoteriniam praktikom ir kalbant netgi apie tai, kaip, sociopolitiškai išauga ezoterizmas ir reiškiasi šiais laikais, tai kad, vis laikais tikriausiai, žymiai įdomiau praktikuoti kažką, ko negalime įvardinti kaip religiją. Religija turi tokią šiek tiek neigiamą konotaciją ir todėl tikriausiai, telemitų tarpe asmeniškai yra privengiama galbūt religinio išsireiškimo, bet tyrinėtojų tarpe be abejonės tai traktuojamas kaip tam tikras religinis judėjimas visų pirma. Tai va, tiek, dėkui.